Arūnas Rakauskas gimė Kaune. Ten pabaigė specialią neįgaliųjų mokyklą, o į Druskininkus atvyko visai neseniai, tik prieš 2 metus. Niekur specialiai piešimo nesimokęs vyras įkvėpimo semėsi iš augmenijos ir gamtovaizdžių. Anot autoriaus, jam gražu tai, kas yra spalvinga ir gyva šioje žemėje. Iš kur jūs semėtės įkvėpimo? Iš savo minčių, iš fantazijos, visą fantaziją, kaip norėjau, taip ir neturėdamas ką veikti, piešimas pritraukė. Ir visas gyvenimas, ir aš augau piešdamas. O seniai jau piešiate? Seniai, pat mažens piešdavau. O kokia technika jums labiausiai patinka? Man visokie, ir grafitą, ir pieštukais piešti, labai gražu. Ką jums reiškia kūryba jūsų gyvenime? Viską, daug ką reiškia. Nes kaip galiu sėdėti namuose, neveikti, yra negerai. O piešimas nuramina visą sielą, visą ramybę gaunasi ir kūryba įsireiškia. Viskas iš galvos įsireiškia. O kokia dar veikla užsiimate? Gal fotografuojate? Tik tai fotografija ir piešimas daugiau. Čia yra jūsų pirmoji paroda, gal ateityje planuojate surengti dar vieną? Galime, pažiūrėsim. Jeigu bus galimybės, galime ir bus surengti dar vieną parodą. Parodos dalyviai stebėjosi paveikslų gyvumu, kruopštumu ir spalvų harmonija. Nors darbai ir turi savo pavadinimus, tačiau parodos rengėjai nusprendė paveikslus pakabinti be jų. Dinamiškus autoriaus kūrinius kiekvienas gali pamatyti savaip. O pirmąją savo parodą surengęs Arūnas Rakauskas tęs savo kūrybinę veiklą ir ateityje gali pradžiuginti dar ne vieną autorinę parodą.